Jeigu jisai eina iš apačios į viršų, sakykime, per patino funkciją, tai taip jis taip pat galite atrasti, bet paprastai jis atranda tokias gana primityvias ir labai sunkes veiklas, darbus, kuris nekenčia, ir gaunasi, kad tokiu atveju tas žmogus gyvena tam, kad valgytų. Nevalgo tam, kad gyventų, bet gyvena tam, kad valgytų. Tai yra pavyzdžiai konkretus, yra labai daug tokių pavyzdžių, žinau, kaip vyras jau turi žmoną ir vaikus ir kažkokiu tai būdu, ne visai apgalvotai, kyla noras jiems greičiausiai socialinio spaudimo dėka įsigyti labai gerą būstą, kuris realiai yra ne pagal to šeimos ir ne pagal to vyro jėgas, bet yra socialinis spaudimas ir didžiulės pagundos, yra bankai, kurie siūlo paskolas, ir aplinkiniai žmonės, kurie tą demonstruoja ir kelia pavydą, ir žmonės, ir vyras net laiko šito gundimo ir priima sprendimą, neapgalvotą sprendimą, susigeneruoja per didelį, per stiprų norą, bet kokią kainą įsigyti gerą būstą, labai gerą būstą. Sakykime, 2 kart geresnį, negu jis realiai turi jėgų. Ką jisai padaro? Jisai išvažiuoja užsienį dirbti, jisai palieka savo šeimą, važiuoja į sunkų darbą, kurio metu jisai drožia savo sveikatą. Kitaip sakant, jis gadina savo fizinį kūną. Ir antra, jisai gadina santykius savo vaikais, savo žmona ir savo vaikais. Bet jisai uždirba didelius pinigus, jisai įsigyja labai gerą būstą, 2 kart geresnį negu realiai gali. Ir to rezultatai jisai praranda šeimą, nes žmona jau per tą laiką susiranda kitą vyrą, nutrūksta ryšiai su vaikais, ir tai baigėsi skyrybomis, bet jisai turi puikų būstą ir sugadintą sveikatą. Tai tokių istorijų yra gana daug. Tai reiškia, žmogus ėjo iš apačios į viršų ir klaidų bandymų keliu, laipsniškai padarė darbą, kurio nekenčia, dažnai nemėgsta, nenori, tai ne jo misija, sakykime, nežinau, ten žuvis apdoroti Norvegijos fabrikuose. Realiai pas yra talentas teisininko ar gydytojo ar statybininko, bet jisai nusprendžia, reiškia, neapgalvotai daryti 2 kart, jo gobšumas atveda prie šito sprendimo ir tokiu būdu sugriuvo viskas. Tai gali jį po to atvesti labai greitai prie labai greito ir teisingo sprendimo. Antras sprendimas gali būti žaibiškai ieškoti savo tikros misijos ir tą situaciją kažkaip tai greitai taisyti. Tai daug dievė, jeigu jisai greitai susigaudo.